Ir man gaila bus tų žmonių, kurie ateis į paskutinę savo gyvenimo dieną ir nebeturi ką daugiau daryti, nes vienišumas su amžium tik tai didės. Statėm už 5,5 tūkstančių litų, o pardavinėjom už 3,5 tūkstančių litų. Suomiai įvedė jau nuo pradinių klasių, kad dirbtinio intelekto pagalba galima prikurti visokių istorijų ir kad žmonės tame turi atsirinkti, kas yra grūdai, kas yra pelai. Jeigu žmogus neturi to alkanumo, yra labai sunku pasakyti, kad tu imkis rizikos ir kažką daryk. Tai ko reikia šiandien? Reikia aktyvių piliečių. Beyond Economics and Back. Tinklalaidę rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas. Sveiki, mėlėjai, su jumis ir vėl tinklalaidė Beyond Economics and Back, už ekonomikos ribų ir atgal. Su Robertu Dargiu, Eikos steigėjų, įkūrėjų, valdybos pirmininku mes turėjome labai gerą nuotykį, plaukėme tavo laivu. Taip. Ir mūsų klausytojams tai patiko, kad prašė pratęsti mūsų pokalbį. Robertai, suprantu, kad žmonėm patiko ta metafora apie atsakomybę toj neramioj jūroj, bet vis dėlto, ko turbūt mums labai trūksta, tai supratimo, kad verslas tai nėra vakarėlis ant denio su šampanu ir austriam, nes daugeliu žmonių būtent taip atrodo. Tai papasakok, kasgi yra tas buriavimas, tas verslo valdymas atvirame vandenyne. Tai turbūt daugelį mūsų įvaizdžių galvose žmonių suformuoja ypatingai dabar socialiniai tinklai, kur žmonės tikrai kartais visiškai išmanytus dalykus, kurių realybėje nėra, pateikia kaip išmanytus ir kaip realybė. Ir žmonės nesupranta, kas man labiausiai padarė įspūdį, kur aš pats susidūriau. Bet čia irgi verslas, beje, reiškia, amerikiečiai vienam mieste yra padarę privataus lėktuvo modelio dalį. Kitaip tariant, tai yra normali lėktuvo dalis, kur žmonės ateina už pinigus, nusipaveiksluoti prie staliuko su šampanu, tokiu būdu perteikdami lyg kažkokios savo gerovės, savo pasiekimų ir priklausimo elitui įvaizdį. Ir nemaža dalis žmonių nesupranta, kad tai yra visiškas feikas, kad tai yra visiškai sukurta kambarį lėktuvo dalis, kur žmonės ateina tiesiog už pinigus nusipaveiksluoti. Tai pirmas ir toks svarbus dalykas ir tiek ir gyvenime, tiek versle be abejo yra neprarasti sveiko proto ir atrinkti pelus nuo grūdų. Kas man tikrai padarė įspūdį paskutinių čia turbūt 2 savaičių dabar skaitimai, kad Suomiai įvedė jau nuo pradinių klasių mokymus vaikams, reiškia, dirbtinio intelekto ir fake news gebėjimus atskirti. Kitaip tariant, vaikam jau pradeda dėstyti, kad dirbtinio intelekto pagalba galima prikurti visokių istorijų ir kad žmonės tame turi atsirinkti, kas yra grūdai, kas yra pelai. Ir va čia turbūt pirmas ir svarbiausias dalykas neprarasti sveiko proto. Tai pirmas turbūt svarbus dalykas. Kitas, jeigu tęsiant mūsų metaforas plaukimo laivu ir aplamai gyvenimo kaip kelionės tą metaforą paimti, tai kaip ir kalbėjom, turbūt pirmas iš svarbiausių reikalų yra nusistatyti savo tikslus. Kur tu nori būti? Kur tu nori būti, tai nereiškia, kad mes turim ir privalom galvoti, kad žmonės didelė dalim turi pasirinkti verslus. Aš kalbėdamas dažnai mokyklose ir su mokytojais, sakau, pagrindinis dalykas yra mokykloje turbūt ir mokytojų uždavinys pagrindinis atskleisti vaiko talentus. Ta prasme, tas talentas, jo nebūtinai jis turi būti verslininkas. Jis gali būti puikus gydytojas, jis gali būti puikus mokytojas, gali būti puikus savo amato žinovas. Jis gali būti menininkas, skulptorius, dailininkas, šokėjas. Ir šitoje vietoje svarbiausia, kad tas talentas atsiskleistų. Ir šitoje vietoje turbūt mokykloje tas uždavinys yra ypatingai švietimo sistemoje vienas iš svarbiausių. Tai jeigu atsiskleidė verslo talentas yra gerai, jeigu atsiskleidė gydytojo talentas yra puikiai. Ir svarbiausia, tas tikslas arba plaukimo kryptis, atskleistas talentas turbūt yra vienas iš esminių dalykų. Nuo pašaukimų prasideda. Būtent. Ir va čia turbūt čia reikia dėlioti tiek šeimose, suprantu, su vaikais kalbantis, ir čia norėtųsi, kad tėvai daugiau dėmesio tam skirtų iš tikrųjų, kad ne tik tai, kad tu netrukdykim telefoną ir viskas tvarkoja, bet kalbėti apie tai, kas tau patinka, kuo tu nori būti užaugęs, kur tu nori nuplaukti, jeigu pereisim prie savo laivo terminų, ir čia turbūt vienas iš svarbiausių reikalų.
Kitas, kuris yra labai svarbus dalykas, ką žmonės dažnai neišdrįsta, tai yra, jeigu eisim vėl prie laivo metaforų, išplaukti iš uosto. Markas Tvenas yra labai gerai pasakęs. Svarbiausia, sako, laivui saugiausia vieta yra uostas. Jis ten stovi pririštas, nėra audrų, yra ramybė, nėra meteorologinių jokių ten atsitikimų. Tiesiog laivas stovi, viskas yra tvarkoje. Bet ar tam jis yra sukurtas? Ir va čia turbūt pirmas ir svarbiausias dalykas yra išdrįsti. Ir didelė dalis žmonių gyvenime neišdrįsta. Ir va čia sekantis labai svarbus dalykas apie tai, kad tu savo tikslus pasidarai arba savo nori gyvenimą konstruoti. Antras etapas yra išdrįsk tą daryti. Išsidrasink. Numesk švartovus linus ir plauk. O čia turbūt yra pirmas ir svarbus dalykas – pajudėk iš uosto. Ir va tada tu pradėsi iš karto, kaip mes esame ir kalbėję turbūt, man tas labai gerai įsiminęs yra dar senovės graikų toks palyginimas, kada, tik neatsimenu dabar, kurio filosofo ar Aristotelio klausė prieėjęs, reiškia, pilietis kitas, ar aš greit pasieksiu Atėnus. Ir jisai sako, eik. Tas iš pradžių suprato, gal nesuprato klausimą, sako, kaip aš greit pasieksiu Atėnus. Eik, sako. Žmogus pagalvojo, kad nesusikalba ir pradėjo judėti, už 3 žingsnių pavimui girdi, už 2 valandų. Tas atsisuko, sako, kaip tu čia taip? Sako, aš norėjau pažiūrėti, kaip tu eini. Tada aš tau pasakysiu, kada tu pasieksi. Tai čia tas klausimas, išplaukėjai, tau reikia judėti, pradėti eiti, kad tu galėtum savo tikslus varyti. Ir va čia turbūt vieni iš tokių svarbiausių reikalų. Aišku, pradėsim kalbėti ir daug kalbėsim apie tai, ką tu nori pasirinkti, kaip tau reikėtų susidėlioti rizikas, kur turbūt versle yra tai labai svarbu, kaip ir mes per laivo metaforas kalbėjom, yra daug neapibrėžtų dalykų ir niekada gyvenime nebus surašytų taisyklių rinkinių, kaip elgtis. Bet esminis dalykas būtent visada orientuotis, priimti sprendimus, kaip mes esam kalbėję, nes sprendimo nepriėmimas yra viena baisiausių bėdų. Abejonės, nepasitikėjimas, reikia išmokti, kad ir blogą sprendimą, bet jį priimti. Dėl to, kad po to tu gali koreguoti savo kryptį, laivo, gyvenimo ir taip toliau. Labai gražiai pasakei, kad laivo paskirtis yra plaukti ir kad ir kaip saugu uoste, taip. Jis tada neišpildo savo misijos, savo paskirties, bet lygiai taip pat ir žmogus. Taip, kol jis yra saugiame uoste, taip. Kol jis neišplaukia, gal kartais jis ne iš karto tą pašaukimą suras, gal kartais reikia paklaidžioti tarp salų, taip. Bet išplaukti, pradėti ieškoti. Čia yra privalu, jo. Na ir tos verslo rizikos, kokios gi jos yra, nes tikrai, manau, žmonės sunkiai suvokia, kokia našta slegia verslininko pečius ir turbūt tavo, kai tik ėmėsi verslo, kai dar buvo tik tai pradžia nuo nulio, bet ir šiandien kokia daugybė veiksnių verčia nuolat budėti, turbūt kaip ir tą kapitoną. Tu gali kažkam kažką deleguoti, bet budėti ir subalansuoti visų tų veiksnių poveikį kursui. Taip. Vis tiek turi kažkoks vienas žmogus. Pirmas dalykas, ką mes jau turbūt ir esam kalbėję su jumis, tai žinių bagažas yra vienas iš tų svarbiausių dalykų, nes jeigu tu neturi žinių, tu negali priimti kartais sprendimo, tu neįvertini rizikų ir tas pastovus alkis žinioms turbūt, o tas alkanumas turi vesti žmogų. Nes jeigu žmogus neturi to alkanumo, yra labai sunku pasakyti, kad tu imkis rizikos ir kažką daryk, nes daug žmonių bijo tą daryti. Aš pažįstu puikių žmonių, kurie daug labai žinių turi, bet nesima rizikos ir jie galėtų būti puikus verslininkai. Tai čia pirmas iš tų svarbiausių dalykų. Po to, aišku, reikia sekantis, kas yra svarbu, apie tai jau kalbėjom žinias, jau kalbėjom apie rizikų priesimimą. Reikia nebijoti dar vieno elemento, kad tau gali nepasisekti. Taip sakyti, tavo ekonominio kelio versle turbūt viena iš dedamųjų, kad tu būk pasiruošęs, kad kažkas nepavyks. Ir visi turbūt nėra verslininkų, kurie neturėjo blogų istorijų.
jų visi turime mes iš tikrųjų. Vienos yra objektyvios, kitos yra subjektyvios. Vienos priklauso nuo mūsų pačių sprendimų, kitų, kurių tu paveikti negali. Taip, nes tu dirbi vartotojų jūroje. Be abejo. Ir tarkim, vien tik tai per mūsų veikos istoriją mes turėjom 95 bankų krizę, jūs irgi puikiai ją prisimenat, mes turėjom 98 didžiulę krizę, kada Rusija tapo nemokia ir koks poveikis buvo biudžetui. Buvo rizika, kad Lietuva tokia pati taps. Taip. Po to, reiškia, atsimenam .com visus reikalus, kas vyko, tada begalinė didžiulė krizė 2008, kur mum jau atrodė, kad mes esam laisvam kritime, dabar ir dugno jo nebesimato. Ir kas tuo metu vyksta? Jūs investavot, pastatėt, vartotojų nėra? Vartotojų nėra, pirkėjų nėra ir kad suprasti skaičius truputėlį, ta prasme, kokio lygio dalykai, mes statėm, tada atsimenu puikiai kvadratinį metrą, kas labiausiai žmonėm aišku yra kvadratinio metro kainos, tais laikais buvo, statėm už 5,5 tūkstančių litų, o pardavinėjom už 3,5 tūkstančių litų. Ir džiaugiamės, kad kažkas perka. Tai reikia suprasti, kad ne visai viskas į kalną ir ne visada tu uždirbi. Ir kaip tik parduodi kvadratinį metrą, taip 2000 litų nuostolis. Pardavai 100 kvadratinių metrų, tai iš karto 200 000 litų nuostolis. Tai kodėl džiaugiatės? Tau reikia atsiskaityti su banku. Tai bent dėl to, kad kažką. tau reikia grąžinti pinigus, tu negali, dėl to, kad yra sutartys, yra palūkanos, yra jų dvigubinimas, jeigu tu neatsiskaitai ir taip toliau. Kitaip tariant, vienos krizės, kai tu pats nepamatuoji, kitos ateina visiškai nelauktos ir tu turi būti pasiruošęs visom tom ir tom. Jeigu vėl per laivą, yra dalykai, kuriuos tu pats laive gali sustvarkyti, bet yra dalykai, kurie ateina. Bangos didžiulės, talžo tau laivą, daužo ir tu vis tiek turi atlaikyti. Ir jos pagal apibrėžimą yra tiesiog, ar ne? Taip. Dėl to, kad tai yra gamta. Ir lygiai taip pat krizės, jos taip pat ekonominėse cikluose, jos yra. Jų tu neišvengsi, nežinai, kada ateis. Kaip ir dabar, lyg laikas geras, bet aišku, kad jinai bus. Kada, nieks pasakyti negali. Tai va, ta prasme, kad reikia būti pasiruošus ir tai nėra gyvenimo pabaiga. Aš pats atsimenu gerai, 2008 metų krizėje buvo nemažai ir savižudybių žmonių, kurie neatlaikė psichologiškai. Tad pirmas turbūt irgi svarbus elementas, ne pirmas, aišku, čia, bet vienas iš svarbių psichologinis pasirengimas tiems. Tas irgi turi būti, kaip ir kapitoną kalbėjom, kuris atsakingas. Tai visų pirma, kapitonas psichologiškai prisijima atsakomybę už save. Ir va čia tas psichologinis pasirengimas žmogaus versle būti pasiruošus ne tik sėkmėm, bet ir negandom, jis yra. Ir aš atsimenu, kaip niekuri neatlaikė, buvo ir savižudybių, ir nemažai, šiaip Europai, kai žmonių verslai neatlaikė to pasikeitimo ir to nebepriėmė žmonės, kad dabar čia viskas krenta. Ir taip, kad tas dalykas irgi sudedamoji ekonomikos dalis, kaip mes puikiai žinom. Ir turbūt čia svarbiausia yra mokytis irgi nuo jaunų dienų atskirti savo verslo sėkmę nuo savo žmogiškosios vertės. Taip. Nes turbūt kiekvienam yra skaudu, jeigu jo produkto nereikia, jeigu žlunga projektas, bet vis dėlto atskirti, kad aš esu ir galiu toliau būti, nors žinoma tos visos finansinės atsakomybės ir prieš šeimą, kai yra viskas užstatyta, tai yra, eina per visą žmogaus esybę tuo metu. Ja, bet čia mes truputėlį dabar įlendam į tokį dar kitą lauką. Aš suprantu, kiek verslas yra svarbus žmonėms, kaip jūs labai teisingai pastebėjot, kai kurių žmonių kūdikis ir jisai kitokio gyvenimo neįsivaizduoja be jo. Bet reikia suprasti, kad gyvenimas nesusideda vien iš verslo. Dar yra kiti dalykai. Pirmas turbūt ir labai svarbus dalykas, apie ką mes visą laiką kalbam, yra šeima. Šeima yra didžiulė atspara. Ir šitoje vietoje tiek viena galva, kaip žinom, iš pasakymų yra gerai, dvi dar geriau yra ir pasitarti, man atrodo, ieškoti sprendimų tiek šeimoje savo pirmoji ląstelė, išplėstiniai šeimoje, tai gali būti irgi variantai. Ir tai žmogus gali bankrutuoti, gali nepasisekti, bet jis turi turėti jėgų ir šeima yra pirmas šaltinis, kuris jam tų jėgų suteiks. Taip. Nes jeigu iš šeimos dar ateina... Taip. Bet jau čia supratimo reikalas. Ir čia jau reikia, kad žmonės šeimas kurdami pagalvotų su kuo. Jau galvot mes pradedam vėliau šiek tiek. Taip, tas irgi būna, be abejo. Bet taip, čia yra tokie vieni iš tokių žingsnių, kuriuos reikia visą laiką apgalvoti. Kaip mes sakėm, išplaukiant iš uosto. Atrodo, kad šiuolaikinė visuomenė visiškai pamiršo, ant kokio pamato mes pastatėm civilizaciją, tai yra ant būtinybės
taupyti, tai yra nepravalgyti visko, ką šiandien uždirbau, investuoti, kitaip tariant, tą laivą reikia nuolat stiprinti, ar remontuoti, ar naujus laivus reikia Kartais ir statyti. taip, be abejo. Tai vis tiek visa ta civilizacija mūsų, aš taip įsitikinęs, buvo pastatyta ant visų pirma žmogaus laisvės veikti. Ir neatsiejama sekanti dalis, kuri tai yra atsakomybė. Ir va šitoje vietoje turbūt atsakingų, laisvai veikiančių žmonių bendryje, aš taip įsivaizduoju, tauta yra iš tikrųjų valstybė, kuri turi kažkokią ateitį, kuria tą ateitį. Kas vyksta dabar, kartais aš ir pats nesusigaudau, gal aš jau per senas ir nebesuprantu, bet iš esmės tas pasikeitimas, kuris šiandien yra, švelniai tariant, stumiamas žmonėms, kad jūs patys ir nelabai besat už save atsakingi, valstybė viskuo pasirūpins, valstybė jums viską duos, man atrodo, yra, mano supratimą, aišku, tai yra neteisingas kelias. Dėl to, kad tu prarandi didžiulę kuriamąją energiją žmonių, kurių paskirai kiekvienas ją turi iš tikrųjų, tik tai klausimas, ką mes ir kalbėjom, talento atskleidimas, kelio atradimas. Ir man atrodo, kad valstybė bazinius dalykus drausdama, aš suprantu sveikatą, aš suprantu švietimą, saugumą be abejo ir taip toliau, vis tik tai turi turėti sistemą, kada žmonės išlaisvina savo energiją veikimui, nes paskirų žmonių energijos kiekis visą laiką bus didesnis negu kad ir protingiausio prezidento, karaliaus ar kažkokio. Dėl to, kad čia turbūt ir yra mūsų tas vakarietiškas pasirinkimas, kad stipri visuomenė, stipri bendruomenė, stovinti ant demokratijos, laisvės ir teisės viršenybės yra pati didžiausia jėga kūrimui. Juk kiek mes turėjom patirčių, nė viena ta patirtis, kurioje buvo sugalvota, kad teisingas padalinimas ir teisingas paskirstimas sukurs visiems laimę, nebuvo sėkmingas. Jis visada atvedė į tą patį, į žudynės, praradimus ir vargšų žmonių nusivylimus. Tai šitoje vietoje turbūt tas kelias nėra visiškai, mano galva, subalansuotas šiandien dienai ir mums reikėtų vis tik tai galvoti, kaip to žmonės visus įgalinti. Čia turbūt yra esmė. Ir žmonės, kai daro pasirinkimus rinkimuose, reikėtų klausytis vis tik tai ir skaityti, ką siūlo. Nors aišku, kad šiandien dienai ir man pačiam nekartą tekę diskutuoti su politikais apie tai, vis tik tai kaip nebūtų juokinga, bet čia pasiūlos paklausos dėsnis veikia. Atsako, ką žmonės perka, mes tą ir parduodam. Čia suprask, politikas kalba. Tai bet man atrodo, ką mes esame jau kalbėję su jumis ne kartą apie elito, apie aristokratijos atsakomybę vis tiek prieš savo valstybę. Šitie dalykai niekur neprapolė. Nuo mūsų tos atsakomybės niekas nenuėmė. Taip kad va čia irgi apie tai, man atrodo, reikėtų šiandien dienai daugiau kalbėti, daugiau žmonėms suprasti. Aš suprantu, kad tada tas gal ir noras ateitų labiau patiems veikti, ieškoti, kaip jūs sako, to laivo, nesvarbu ar pagyvenusio, ar naujo, ir eiti, ir plaukti, ir kurti, kas yra, mano galva, didžiausias žmogaus turbūt kaip kūrėjo įgalinimas. Pastaruoju metu vis daugiau kalbama apie demografijos krizę ir pats dalyvauja aktyviai, bet noriu klausti pirmiausia, ką tu pats padarei, nes esi trijų vaikų tėtis, esi senelis. 3 vaikus turiu ir anūkų turiu jau krūvą, viskas tvarkoje. Kokia išmintimi galim mes pasidalinti su jaunesne karta, kad jiem tas noras, tas natūralus žmogiškasis noras turėti palikuonių, pratęsti gyvybę, turėti šeimą, kad tas noras būtų organiškas, kad nereikėtų dabar kažkokiom išmokom žmonių varyti ir stimuliuoti, nes turbūt nieko nėra labiau natūralaus žmogui negu tas instinktas. Čia mes į tokią labai sudėtingą zoną žengiam dabar. Surizikuojam keliom minutėm. Aš neturiu recepto ir sunkiai įsivaizduoju, ar kas nors jį turi šiandien dienai. Reiškia, kad pasakyti, kad padarykim tą ir tą ir tą ir pasikeis žmonių nuotaikos, norės turėti daugiau vaikų. Ir medžiagų atsparume yra toks dėsnis, kad metalas plyšta lengviausių pasipriešinimo kelių, ten, kur labiausiai jisai yra jau suiręs, pasenęs ir taip toliau. Tai šičia turbūt visuomenė irgi nuėjo lengviausių pasipriešinimo kelių, kad būtų paprasčiau gyventi. Vaikai
nepalengvina gyvenimo, kaip jūs irgi žinot. ir su jais reikia dirbti, ir ypatingai sunkiuose perioduose paauglystėje ir taip toliau. Ir ypatingai dabar jaunam žmogui, kada tiek visko aplink, tiek toks laukas ir pramogų, ir gyvenimo kokybės, kelionių ir visko, tai niekas nebenori šiandien save rėminti. Kaip tą pakeisti? Nėra žmogaus ant žemės, kuris pasakytų, kad yra receptai, kaip tą padaryti. Visų pirma, turi tam tikri naratyvai visuomeniai turbūt keistis. Aš jau dabar net, čia gal baisiai nuskambės, bet aš su tais patriotais, kurie ten vaikšto, apsikabinę vėliavom ir kaip jie myli Lietuvą ir taip toliau, aš dabar sakau, vėliavos dydis čia ne tiek yra svarbu, man pasakyk, kiek vaikų turi. Nes nuo to prasideda iš tikrųjų, ką tu po savęs palieki. Nes aš jau vienoj konferencijoje apie demografiją kalbėdamas irgi gal per griežtai. Bet sakau, tai kodėl mes ginam šitą valstybę, kurią mes paliksim kam? Būtent. Paliksim šuniukams, kačiukams? Ar paliksim humanoidams? Ta prasme, reikia truputėlį pradėti galvoti apie tolesnius dalykus, ne apie šiandien dieną. Ir va šitoj vietoj, bet kaip tą padaryti, aš negaliu šiandien atsakyti. Aš savo pavyzdžių tą rodžiau. Mes taip turėjom 3 vaikus užauginom, puikų žmonės yra, kur buvo vienas turbūt iš svarbiausių dalykų, dėl ko man buvo rūpestis iš tikrųjų, kad vaikai nebūtų užauginti šiltnamio sąlygom ir kad negalvotų, kad gyvenimo kokybė, kurią jie turi, tai yra viskas, ko jiems reikia iš esmės. Bet būtent pažadinti kūrybingumo instinktus, pažadinti siekius, pažadinti norą tobulėti vaikų viduj, buvo vienas iš svarbiausių dalykų. Ir aš tikrai labai džiaugiuosi, kad šiandien dienai visais vaikais aš galiu džiaugtis. Nė vieno nėra, kuris nenorėtų ką nors daryti, nenorėtų kurti, bando įvairius dalykus ir naujus verslus atradinėja ir patenkintas esu sūnum, kuris irgi įsijungia pilnai ir vadovauja kompanijai mūsų. Viskas čia yra tvarkoj. Kaip ten su anūkais, lygiai tas pats. Ir šiandien dienai, nenorim, kartais jau vaikai sako, gal tu senelį padėk truputį ir anūkus dabar. Paauklėt, kas yra, aš manau, irgi čia senelių viena iš pareigų. Taip. Ir turbūt, ką mes galim paliūdyti šiam pasauliu, tai kad pilnatvės, kai tu neši tas naštas vaiko ir gimdymo ir auklėjimo, kad pilnatvės gyvenime padaugėja, kad nesumažėja. Ir aš atsimenu, man irgi teko tikrai ir darbuotis, ir tie 2 vaikai visą laiką šalia. Bet aš net tuo metu aš supratau, kad aš žymiai daugiau padarau todėl, kad jie yra. Taip. Aš žinau, vardan ko aš dirbu, mano atsakomybė prieš Lietuvą buvo visiškai kitokia, negu aš būčiau viena pati savo ir turėčiau visą laiką savo. Aš dar vieną tokią mintį visą laiką sakau, ir ta prasme, kad vis tiek aš jau esu tam amžiaus grupiai, kur aš žinau, kad aš antrą kartą tiek, kiek pragyvenau, negyvensiu ir vis tiek tas horizontas pagal žmogaus gyvenimo ilgį aiškus yra. Tai ir aš mačiau daug žmonių, ir turtingų žmonių, ir vargšų žmonių, bet daug kas nesugeba šiandien dienai susidėlioti vertybės, pačių vertybinių sistemų. Ir visi galvoja, kad uždirbti pinigai, sukurti kažkokie materialūs dalykai, tai yra, iš vienos pusės galbūt tai yra, ką tu palieki tikrai po savęs, bet pabaigoje dienos labai svarbus klausimas tau, kad esminis palikimas tau išeinant iš šito pasaulio bus vaikai. Dėl to, kad tai yra tęstinumas tavo idėjų, tavo minties, tavo kūrybos, tarkim. Ir va šitoj vietoj turbūt, aš sakau, esu tą minėjęs ne kartą, kad kiek aš nevaikščiau po kapines, niekur nesumatęs antkapio su užrašu, čia ilsisi Elena Leontieva, uždirbusi 150 milijonų eurų. Nėra tokių kapinių. Mes prisiminsim, Elena, aš galbūt ne, bet vaikai, kaip žmogų, kuris kūrė sistemas, kuris kalbėjo apie išlaisvintą kūrybą, kalbėjo apie alkį, kuris yra viena iš varomųjų jėgų. Tai yra nematerialieji dalykai, kurie paliekami po savęs. Vaikai tai yra tęstinumas. Ir man gaila bus tų žmonių, kurie ateis į paskutinę savo gyvenimo dieną ir nebeturi ką daugiau daryti, nes vienišumas su amžium tik tai didės. Kuo tu būsi vyresnis, tuo jis bus didesnis. Ir jeigu tu nebeturi savo tos ląstelės aplink save, savo šeimos, savo vaikų,
aš žinau, kad aš mačiau tą, žmonės labai sunkiai tą skausmą priima iš tikrųjų, nes prasmės klausimas žmogui turbūt yra vienas iš esminių. Ir turbūt ir mūsų valstybė irgi kaip tas senstantis žmogus, kur sako, kad bus jau 2050 metais antras pagal senumą po Italo, tai jinai turbūt irgi vis skausmingiau išgyvena tai, kad tai vardan ko aš čia viską kuriu, tai kas yra tas mano palikuonis. O čia ir yra klausimas, aš nenoriu ir nesiūlau receptų, kaip čia pakeisti, kaip čia padauginti vaikų ar kažko. Aš tik tai noriu sutelkti dėmesį, kad tai jau darosi rimta problema tautos ateičiai. Ir aš manau, kad šiandien sistemiškai mes turim susidėlioti, kaip mes ją matom, kaip mes galim valdyti tą ateitį. Ir dėl to čia ir Seime organizavom konferenciją, kalbėjom apie tai daug su Seimo pirmininku, su komitetų vadovais. Ir kalba buvo ne apie tai, kad mes va čia duosim pinigų kažkam, ar ten padidinsim biškutį išmokas ir va vaikų atsiras daugiau ir taip toliau. Čia būtų labai toks neteisingas požiūris. Pirmas turbūt ir svarbiausias dalykas, kur mums reikėtų susikoncentruoti, mums reikėtų pripažinti, kad tai yra mums didžiulė problema ateinanti. Ta prasme, kad mūsų laivas plaukia į rimtą seklumą. Reikia tą pripažinti. Kada mes suprasim, kad taip yra, pradėsim galvoti, ką dabar daryti. Koks sąrašas yra galimų? Vietoje mano iš karto viskas, kaip, sakykime, žmoguje iš verslo, labai aiškiai dėliojasi dalis. Pirmas reikalas, mes turim pradėti galvoti apie politikos formavimą. Kokia ta politika turi būti mūsų, demografijos, reemigracijos ir migracijos. Mes šiandien valstybėje mes neturim vietos, kur apie tai yra pastoviai kalbama ir dėliojami scenarijai arba receptai. Yra tyrimų institutai, yra migracijos departamentas, bet tai yra tik mažos šakelės problemas. Ir šiandien dieną, jeigu mes Seime pripažinę tą, turėtume bent jau komisiją ar komitetą, kurį pavadintume. Yra dabar projektas, kad ateities komitetą pervadinti ateities ir demografijos migracijos komitetų. Galbūt mes sutelksim dėmesį problemai ir mes tada turėsim politikos formavimo vietą, kad tai yra atsakomybė šiandien mūsų Seime esančių politikų formuoti politiką, kokia jinai bus. Aš nežinau, kiek mes galim įsileisti migrantų, ar mes negalim jų iš vis įsileisti, kaip prikviesti tos, kurie išvažiavo, kokios sistemos šiandien priimtų juos atgal, švietimo, socialinės pagalbos ir taip toliau prasme, bet mums reikia apie tai diskutuoti ir ieškoti receptų. Kadangi problema yra be galo horizontali, nes čia ir finansai, čia yra ir socialiniai reikalai, ir švietimo reikalai, ir regioniniai reikalai, dėl to, kad tai nėra Vilniaus problema, tai yra visos valstybės problema. Tai horizontas apibrėžia, kad vyriausybei turi turėti žmogų, 2-3, kurių tema yra šiandien dienai koordinuoti politikos įgyvendinimą. Nes jis yra visiškai horizontalus, tarp ministerinis, vadinkim taip. Na ir tada be abejo reikia kažkokių darbinių instrumentų, ar tai bus departamentas prie VRM, ar tai bus, kuris aiškiai įgyvendins, matys, seks, analizuos, darys išvadas, dėl to, kad to proceso paleisti taip, kaip jis dabar yra. Mes sakėm, niekad neįsileisim imigrantų ir staiga žiūrim, kad 200 000 jau yra jų pas mus ir pažiūrėkim tada kitą dalyką. Jūs kaip ekonomistė puikiai žinot, ką reiškia šiandien 150 000 imigrantų dirbančių Lietuvoje pagal pastovės darbo sutartis. Kokią tai įtaką daro ekonomikai, kokią tai įtaką daro BVP ir mes to faktų negalim nuneigti. Mes negalim pasakyti, kad tai nesvarbu. Išvarykim juos visus lauk. Mes pamatysim skylę atsiveriančią. Ir šito vietą aš vėlgi, kalbėdamas apie tą politikos formavimą, mes turim įvertinti ir mūsų aplinkinių Skandinavijos šalių patirtį. Mes turim pažiūrėti, kaip ten sekėsi, kaip sekėsi migracija, kaip sekėsi integracija, kaip sekėsi priimti juos regionuose ir taip toliau. Dėl to, kad yra sukurta didžiulė problema, kadangi nebuvo pasiruošę nieks tam. Ir va šiandien dienai, man atrodo, politikos įrankis būtų pirmas žingsnis į pripažinimą, kad laivas plaukia į seklumą. Labai gerai pradėti nuo politikos. Man norėtųsi, kad visame tame dalyvautų ir dvasinis lygmuo kažkoks, nes tai vis dėlto nėra dalykas, kurį galima vien tik tai politiką išspręsti, kad ta dvasia visuomeniai... Pripažinimas visuomeniai reikės kalbėti apie tai, be abejo. Bet tęsiant paties mintį, tikrai labai svarbu, kad atsirastų valstybinio mąstymo, strategavimo kompetencija.
kaip mąstyti apie tos dalykus, kaip juos paversti va tais instrumentais. Tarkim, kalbant apie Skandinavijos patirtį konkrečiai, jokių pašalpininkų migrantų. Pirmas principas, ar ne, jokių geto. Integracija turi būti, tai yra pirmutinis valstybės uždavinys, jau kiek tų žmonių bet važiuotų, bet turi būti integracijos paslauga suteikta jiems, ar ne? Ir vat tikrai mokytis iš tų klaidų ir nekartoti jų, bet po truputį švelniai ir paimti tuos, kurie yra geriausi. Nes su mūsų dabartinė migracijos sistema, ką mes nagrinėjom ir ką šiek tiek pagerinom, tai pastebėjom, kad jinai yra tokia sudėtinga, kad čia jau atvažiuot gali tie, kurių jau niekur kitur gal neįsileidžia. O turi būti tokia sistema, kad būtų lengva atvažiuoti geriausiam. Tai vat, jeigu mes norim būti konkurencingi, tai ir migracijos ta sistema, jinai turi priimti geriausius, atsirinkti pati. Tai čia tikrai yra daug dalykų, kurios įmanoma pajudinti, nes jeigu šiandien kažkas pasikeičia, tai po 10-mečio padėtis bus šiek tiek kitokia. Tai čia vienareikšmiškai, bet aš tai bent jau suprantu, kad tai yra jau mes valstybės lygio klausimas. Kaip mes įgyję nepriklausomybę, savo užsibrėžim labai svarbius 2 tikslus. Įstoti transatlantinę gynybos sąjungą, kuri leistų išlikti valstybei. Pagalvokime, jeigu nebūtume įstoję, kas dabar būtų. Ir antras dalykas, įstoti į Europos sąjungą kaip į klubą, kuris leistų susilyginti 2 skirtingose induose vandeniui. Kitaip tariant, ekonominė visa parama Europos Sąjungos, Lietuvos vystymui, čia turbūt nieks negalėtų paneigti, ką jinai padarė, kaip mūsų lygis užaugo ir kaip mes beveik pasiekėme Europos Sąjungos lygmenį ir taip toliau. Tai šiandien dienai valstybės ateities klausimas, išlikimo žmonių prasme, yra to lygio klausimas. Nes vien tik tai neigti, kad mes nieko neįsileisim, nieko nedarysim, tai čia mes neprisileisim čia jokių migrantų. Viskas okei. Ką siūlom toliau daryti? Siūlykim tada kitus receptus. Pasakykim, kad moteris turės po 5 vaikus, ten ar po nežinau kiek, ir čia mes vėl turėsim 3,5 milijonų gyventojų ir taip toliau. Natūralaus prieaugio nebus. Čia šiftas yra pasaulinis, čia nėra Lietuvos. Ir va šitam vaistų reikės kompleksiškai daryti. Aš siūliau prieš 10 metų variantą, kurį pavadinau švietimo eksportu. Švietimo eksportas tai nereiškia, kad mes išvešim dėstytojus kažkur, tai reiškia, kad mes tikslingai atsirinkę pagal šalis, pagal vėl tam tikrus kultūrinius ir kitokius žymenis, sakykime, atsivežam žmonės, kurie baigė yra mokyklas kitur, 3 pasaulio šalyse, čia ne iš Europos Sąjungos gal, ir sudarom jiems sąlygas mokintis mūsų universitetuose. Duodam paskatų tam tikrą sistemą, duodam galbūt kur jiems pragyventi. Jeigu jie mokinasi čia dieniniam tam mūsų supratime moksle, kada jie lanko paskaitas, čia būna skirtingos kultūros, tiek per 4 metus pradeda apsiprasti ir suprasti, kurie pakliuvę ir kalbą išmoksta ir taip toliau. Ir šiandien dienai tokiems žmonėms, kurie atvažiavę, čia galėtų būti, ten, nežinau, eksperimentas, aš tą siūliau ten po kelis tūkstančius, dabar aišku žinom, kad jų yra daugiau, bet taip vėl ten pagal kitus kriterijus. Tai tie žmonės šiandien dienai per 4 metus išmokę kalbą, pažinę kultūrą, gal kurie nors ir apsiženys čia ir šeimas kurs galbūt, ir jie integruotųsi čia į Lietuvą, jis integruotų ne tik ekonomiškai, kultūriškai, socialiai ir taip toliau, ir jiem leisti gyventi čia, tarkim, duoti galimybę jiems kelis metus gyventi, kad jie parodytų, ar jie čia tikrai pritampa, kurie ir taip toliau. Kai sako, kad mes čia nesuvaldysim situacijos, man atrodo, čia toks kalbos yra minimum pasenusios 25 metais. Šiuolaikinė skaitmena leidžia susekti visus visur. Ir šiandien dieną, jeigu tu matai, kad žmogus tam tikro kodekso nesilaiko, labai greitai gali panaikinti leidimus, gali panaikinti ir jo galimybės čia. Taip, kad čia yra tiesiog esminis klausimas, kad mes susitvarkykim tuos dalykus. Ir aš manau, kad čia dar kartą kartuosiu, vienas tik tai išsprendimo būdų. Čia nėra panacėja nuo kitų reikalų. Tikrai taip, ir galvoti apie alternatyvas tikrai būtina, nes jeigu mes nedarom šito, tai reikia nupiešti tą Lietuvos vaizdą, koks jis pasidaro, nes
ne verslui trūksta darbuotojų, mums visiems trūksta vieniem kitų, mums čia trūksta labai neteisingas supratimas, kad čia verslas nori atsivežti pigių migrantų. Taip, mums trūksta paslaugų tiekėjų, todėl mokyklos tuštėja regionuose, nes... Pažiūrėkim tik į skaičius, tarkim, čia visiškai. Ir čia tie skaičiai padaryti ne mūsų čia atsisėdo su pieštuku, bet OECD savo padarė tyrimus ir ką jie rodo Lietuvai, tarkim, jau 45 metais įtaka į BVP išlaidų susijusių su žmonių priežiūra, sveikata ir socialiniais dalykais augs 3,6%. Tai reikia suprasti, kokie tai yra pinigai. Ir jeigu mes susidedam visus kitus pinigus, kiek mes išleisim visų pirma gynybai, kiek mes išleisim socialiniams dalykams, švietimas ir taip jau pakankamai, man atrodo, gerai šiandien gauna. Aišku, dar ne tiek, kiek norėtų, sveikatai visai. Tai šiandien diena įtaka yra didžiulė. Ir dar kitai vertinkim dalyką, kuris irgi kartais žmonėms ne visai suvokiamas, kiek kainuoja skolos aptarnavimas. Taigi čia jau irgi skaičiai artėja prie milijardo. Taip. O tos ateities kartos bus vis mažiau, kurie galės apmokėti. Ir bus vis mažiau žmonių, kurie galės tą viską mokėti. Tai paieškokime ekonomiškai, kaip mes tada išplauksim. Ir va šito vietoj, dėl ko aš ir kalbu, kad tai yra tema, kurią reikėtų susirūpinti iš vis valstybėje dėl jau dabar nebe tolimos ateities, bet pakankamai artimos ateities. Ir va čia aš manau, kad čia mums reikia tikrai labai suremti pečius. Ir ne dėl to, kad reikia verslą atsivežti pigių darbininkų. Absoliučiai. Čia tik tai nesuprantantis žmogus gali tokias frazes dėlioti. Robertai, tikrai toks vaizdas, kad mūsų laivui, kuris plaukia per visas tas bangas, labai reikia patirties, kuri versle yra užgrūdinta, kai žmogus moka iš daugybės tų bangavimų priimti sprendimą strateginį, tokį, kuris pasiteisina. Ką galėtum palinkėti ar pažadėti, ar kažkokią kryptį duoti mūsų valstybei, kad mes vis dėlto išmoktume, ne nuo rinkimų iki rinkimų, ne nuo vieno barnio iki kito barnio, bet tikrai yra vardan ko mums vieningai, draugiškai veikti. Mes praeitą kartą berods palėtėm tą temą, kuri mano tikrai yra viena iš svarbių čia, kalbant, tai pasitikėjimas. Mes jo vis tik neturim iš tikrųjų. Šiandien mes labai sunkiai pasitikim vieni kitais ir jau nekalbant, ir mes matom, kas viešoje erdvėje čia darosi, tai reikėtų vis tik tai kažkokiu būdu gal ieškoti, kaip mums susikalbėti. Visi tie patarimai tu gali patarinėti, jeigu kam nors to reikia. Tai šiandien dienai politinė aplinka, aukštai esančių žmonių šiandien požiūris neleidžia tikėtis, kad jiems reikia kažkokių čia pasišnekėjimų, patarimų ir kažkokių sprendimų. Man atrodo, dažnai tokie trumpalaikės distancijos dalykai užima daug erdvės iš tikrųjų ir daug sumaišties kelia. Tai ko reikia šiandien? Reikia aktyvių piliečių. Jūs pažiūrėkit, kaip kada kultūrininkai atkreipė dėmesį ir kaip rimta bendruomenė išstojo su savo matymu, politikai pradėjo reaguoti. Ir aš suprantu, kad čia tas žvėrelio toks reagavimas į dirgiklį, jisai toks labai primityvus iš tikrųjų, bet jisai veikia. Jūs pažiūrėkit, kada žemdirbiams palankius įstatymus priėmė, kada kombainai išsirikiavo su traktoriais prie Seimo. Tai man nesinorėtų, kad mes kiekvienu atveju per tai tik suprastume, kad mums reikia ieškoti susitarimų. Tai va šitoje vietoje tiek politikams, tiek ir žmonėms linkėčiau būti aktyvesniais, be abejo. Čia ateina rinkimai, kaip ten bebūtų, mes turėsim kitais metais savivaldą, dar kitais metais Seimo rinkimus, po to prezidento rinkimus. Tai kelkim kitus žmonės, siūlykite eiti, žiūrėkit, kuo pasitikim. Kitaip tariant, žmonių aktyvumas duoda rezultatą. Ir priešingai, jeigu žmonės pasyviai ant sofos tik tai piktinasi ir niekur, kaip mes kalbėjome pradžioje, neplaukia, tai ko jūs norit tada? Kokių jūs norit prekių? Kokių jūs norit švyturių ir tikslų tada? Gulėkim ant sofos tada. Kad jau paminėjai rinkimus, tai turiu priminti, kad ne vieną komentarą gavome, kad Robertą dargi nori matyti prezidentu ir matosi, kad žmonėm norisi tą viltį sudėti į kažką tai, kaip atsakytum. Tai žmonėm norisi, aš tą žinau ir pats asmeniškai gaunu visokių čia pakalbėjimų ir pasiūlymų.
žmonės nori perkelti atsakomybę už save ant kažko. Čia vėl tokia yra psichologinė apgaulė. Man nesiseka, gal nelabai, ateis kažkas ir išspręs mano problemas. Visų pirma, tokiems žmonėms reikia pasakyti, kad be tavęs paties nieks neišspręs tavo problemų. Ir tau visų pirma pačiam reikia pradėti galvoti apie tai, kur tu nori nueiti, ką mes pradžioje kalbėjom, ką tu nori pasiekti ir kam sutinki deleguoti, bet už kažką tu pats pasilieki savo atsakomybę ir savo veikimu parodai savo gyvenimą. Čia turbūt esminis dalykas. O į politiką aš turiu požiūrį. Eina žmonės, kurie turi tam tikrą dozę narcisizmo. Jiems reikia viešumo, jie nori matytis, jie nori būti pastebimi ir taip toliau. Aš neturiu to čipso visiškai. Aš dirbu, kaip aš matau, kad reikia valstybę auginti ir dėl to aš kalbu. Bet aš neturiu to čipso ir aš savęs neįsivaizduoju. Negalim taip demonizuoti visų politikų. Ne, aš nedemonizuoju, aš tik tai sakau savo nuomonę. Jo. Ir šitoj vietoj neturint, aš nesakau, kad jis toks turi būti, bet aš sakau, kad turi turėti dalį tą, kad pasiaukojimo reikia pirmiausia. Bet čia šiandien su to pasiaukojimu turbūt pas mus. Česlovas Juršėnas, su kuriuo mes turėjom labai gražų pokalbį, pasakė, lankydamasis institute, pasakė, kad politika tai yra visiškas pasiaukojimas, būtent asmeninis pasiaukojimas. Taip. Ir gražu, kad yra žmonių, kurie būtent taip tai priima. Tai aš dabar tave paklausiu tada, Elena, o kiek tu tokių politikų kaip Juršėnas šiandien galėtum įvardinti šiandieniniai? Paieškosim. Nu tai paieškosim. Politikai, ruoškitės, mes jūsų ieškosim jūsų pasiaukojimo. Tarnystės, konstitucijos vykdymo, nes konstitucija yra labai graži frazė, valdžia tarnauja žmogui, taip, žmonėms. Taip. Bet tai nereiškia, kad žmonės nieko nedaro. Turi ir patys žmonės visų pirma rūpintis savim. Jo, taip. Tikrai taip. Ačiū labai, ačiū Robertai. Ačiū. Tai buvo Robertas Dargis, Eikos, žinomos statybos įmonės, įkūrėjas, valdybos pirmininkas ir aš, Elena Leontjeva, Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentė. Džiaugiamės, kad žiūrite mūsų tinklalaidę Už ekonomikos ribų ir atgal ir už 2 savaičių vėl parengsime jums labai prasmingą pokalbį. Beyond Economics and Back. Iki.